Su savivaldybė nesusėdantis prie derybų stalo namo prie aplinkelio savininkas pasirodė prie Seimo raitas ant arklio. Vilnietis kaltina savivaldybę jo griūvančio namo ignoravimu, kuris anot jo perduotas statybininkų žinion. Sostinės meras tikina, kad savivaldybė pasirengusi dėrėtis, tačiau pats namo savininkas neatsako į valdžios kvietimus prie derybų stalo. Su arkliu prie Seimo atjojęs ant pietinio aplinkelio šlaito stovinčio namo savininkas taip protestuoja prieš savivaldybės veiksmus. Anot pono Laimūno Rožuko, 2005 metais jis prašė savivaldybės leisti jam išsinuomoti tokį pat sklypą greta dabartinio, kad galėtų persikelti namą. Tačiau atsakymą iš valdžios nesulaukė. Iki šiol vilnietis nežino, koks bus jo namo likimas, nes nepavyksta susitarti su miesto valdžia. Jis tvirtina, kad savivaldybės atstovai melagingai tikina jo ieškoję. Mano namas griūna ir niekam neįmotais. Toliau savivaldybė kurpia, kaip tą namą, reiškia, padaryti avarinį ir iškelt ir likviduoti ir nesuteikt man sklypo persikelt. Ir dar plus meluoja savivaldybė. Sostinės meras, apibūdinęs pono Rožuką kaip visada visko daug norinti, tvirtina, kad savivaldybė pasirengusi su juo dėrėtis ir apsvarstyti miesto galimybės patenkinti jo prašymą. Tačiau pats Vilnietis ignoruoja savivaldybės pastangas. Šitas pilietis absoliučiai ignoravo kvietimus savivaldybė dėrėtis ir jokius raštus neatsakinėjo, o dabar pamatė, kad jau matyt ne visiškai logiškas užsispyrimas jį patį pastatė nelabai kokią padėtį. Šalia jo turimo būsto, greituminė magistralė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu jis eis į normalias dėrybas, norės, kad ieškotumėm sprendimą, tai savivaldybė visada pasiruošus sėsti ir dėrėtis. Vilnietis sako, kad savivaldybė nusiplovė rankas ir rūpestį dėl statyboms trukdančio namo perdavė aplinkelį statančios statybų bendrovės žinion. Bendrovės atstovas teigia, kad jie su Vilniečiu neturi jokių ryšių, o statybas laikinai sustabdė, kol bus patvirtintas pakoreguotas aplinkelio projektas. Dabar šiuo metu darbai nevykdomi, bet ieškoma naujų metodų, kaip netrukdant tam namui saugiai. Ir dabar tas dar naujas projektas derinamas, jo vykdomos ekspertizės. Jeigu ekspertai prieis nuomonės, kad tai yra saugu, ir tada tęsime darbus. Kol kas namo Vandentikio gatvėje likimas neaiškus. Miesto valdžia ir statybininkai ieško būdų, kaip tęsti aplinkelio statybas nepakenkiant namui. Šio namo savininkas tikina, kad tai ne paskutinė protesto akcija prieš miesto valdžios veiksmus. Kada ir kokios akcijos galim tikėtis, Vilnietis neatskleidė. 5 kanalo žinioms Jurgita Gižaitė ir Juozas Raduševičius.